next morning. Labą rytą dar kartą važiuojam pilti dujų, po to važiuosim pusryčiauti ir tada jau link Batų, Angkor Wat, ten Dababirabat. Mano tuktukas šį rytą nesurijo beveik tepalo, per vakar dieną. O Mariaus vėl žemiau minimumo. Blogai su tais tuktukais. Tai žiūrėk, o kas čia? Čia taip turi būt? Išlindęs kažkoks. Blėka šitą. Žiūrėk pas Marių kaip. Ai, tas pats. Tai pabandyk pavažiuot, pažiūrėk. Kaip jos vadinasi, blė, tie kryžmės, ne kryžmės, gal Pusašiai. pusašiai ten, kurį gumą pratrūkit, žinai, man tai pasirodė, žinai. O, kokiu čia, gal priekį atrodo, ne? O, yra muša, smarkiai. O šitie čia niekas šiukšta. Ir dabar dėjau buvo. Ratas atsisuko. Stobala. Visiškai esi. Atsisuko ratas? Jo. Aš bent jau taip suprantu. Pabandyk priversti, pasižiūrėsim. Jo. Pasikelt? Ne. Tai kaip taip galėjo visi verštai vienu metu, blė, Aš mačiau tos tarpus, bet galvojau, ten, žinai, konusas taip gilyn eina, nes visi vienodai, žinai. Aš visą laiką žiūriu, kiek išlindę, reiškia visi vienodai, žinai.
Tai va, kaip mes per kavinukę šiaip sustojom. Blet, važiuoju tik blet, gal visą ratą padariau. Kas tenais? Mariuko, gali į priekį biškį parėdėsiu? Dar. Riedam. Stop. Gerai pravažiuoju per tokį, kurį laiką valgyti nenoriu. Važiuojam toliau. Buvom sustoję papusryčiaut, labai keistai radom tokią civilizuotą vietą palei kelią. Atsigėrėm kavos, pavalgėm, skaniai. Gerai. $9 dviem pusryčių su kavom, dar vandens nusipirkom. Važiuojam tolyn, važiuojam link San Ryko, prie kurio jau yra Horvatas. Dar pakeliui aplankysim čia vieną šventyklą ir Krioklį. Kokia piramidė iš šventyklos. Buvo nuotykis, stabdė mus policija, ne policija, o bilietų šitie pardavėjai, mes nematėm, kad ir bilietų kontrolė yra kasos. Tai pralėkiau visų 50 km galvų. Inga rėkia, tai varyk. Tai su tuktuku varyk ir nesirišia, žodžiu. Nusipirkom bilietus ir važiuojam žiūrėt šventyklų. Tai na, dabar čia dar
kompleksu. Čia matosi va kažkokie griuvėsiai. Tokie. Čia jau tokie didesnė višinė. Ką? Davai. Prasat. Prap. Miegančio Passato degalinė, ne degalinė, šitą šventyklą. Mariau, yra light tik tai, gersi? Bet labai šalta gera. Šalčiuk. Meldžiasi, kad nebūtų galima. Vyras video po to žiūrės. Ir manau, likus nefilmuoti. Marius galės rakštis rankės pusę nakties. Nelabai gerai. Kolibriai čia kažkaip. Ne, čia drugeliai. Sės kažkoks. Apsirapštė.
trečia. Gazą atleidai.
Išdavinėjom tuktukus. Anksčiau negu planuota. Ir ieškosim mašinos nuomai. Jaunuolis daro check-upą. Štai ir labas vakaras. Tuktukai priduoti, kelio dulkės nuplautos. Einame valgyti vakarienės. Siam ryte biškis stresas, nes mašinų mamos šiandien jokios neradom, nieko veikiančio nėra, sekmadienio šiandien niekas nedirba. Pirmadienį nuo ryto. Yra avis netoli, eivis. Eisim eivis, numosimės mašiną ir važiuosim prie jūros. O Siam rytas vakare va toks va. Nėra to bardakėlio kažkaip čia biškiai primė, mes čia prieš tai atvažiavom, tai žiauriai daug buvo. Kažkokio motociklų parado pakliuvom. Tai čia ir GS-ai važiavo, ir bryklos tokios senos, ir naujos. Oi. Tai va, einam į Red Piano barą, mėgstamiausias Angelinos Jolie restoranas. Kažkaip, einam. Kebra žygioja. Švenčiam vidurį savo kelionę. Vidurys. Liko savaitę. Kitą penktadienį išskrendam. Biški gaila tuktukais atsisveikinti, biški džiaugsmas su tuktukais atsisveikinti, kadangi jie žiauriai vargina, žiauriai lėti. O dabar bus stresas mašiną išsinuomo. Na, kažkaip, nuotikės. Antytės. Bet čia patiekalai. Bet čia jau patiekalai tokie. Nu, iki prie tų prieinėt gal ryžiai su mėsa pitakas, va, kaip ir visada. 5-6. Vietiniai, europietiškai iškart kainos. Man tai skrandis sugurgė čia bevartant tą. Kiek dar liko kito Grand Piano? 3 minutės. Einam į kito Red Piano, čia legendinis kažkoks tai vietinis baras. 5 $. Tai, Mihai Street'e. Tokie komercukai, ne, tai po savaitės džiunglėse, kaimuose, man net norisi pas tą močiutę dabar į tą namelį ten. Jo, tai tik dabar visi grįžta iš visų savo turučių. Va, Red Piano, va. Ką radai? Ką sakei? Red Piano, Angelinos Jolie mėgstamiausias baras, jinai čia iš Promino. Va, žiūrėk, ir iš karto Tom Raider Cocktail, Angelinos favorite. Nu, ką mes čia jamsim? Pasta salad, chili pork ribs mixed grill. Normalios, ta prasme jos nėra kažkokios tai tenai.
Jau kaip prisisakėm dabar valgyt. Ką užsisakei valgyt? Steiką. Steiką. O tu ką užsisakei? Mixed grillą. Gerai. O aš kadangi jau valgiau ir steiką, ir vietinių visų, tai užsisakiau belgišką aluje troškintą beefą. Šiaip labiausiai tai noriu bulvių košės, kuri prie jo yra. Ir gersim metrą Tom Raiderio kokteilio. Čerpam. Bam, 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 bam. Ir alaus. 2. Pradžiai. Tokia pradžia. Eilinės kambodžiškos istorijos. Radom tatų studiją, to, ko Inga nori. Dirba iki 12 nakties, dabar 9. Uždaryta. Žiūrėjom šalia į barą, sakom, tai kur šitą ta studija. Sako, to paskambinsi atidaryt. Laukim. Radom veikiančią studiją, bičias turi laiko. Kembra sėdi laukia. Bičiukas ieško Lineworko. Tokia biški daugiau šalutinė gatvė. Ir va toks tuselis. Kaip ir pamyrė jau, bet dar nepamyrė, dar va vaikšto. Žinoma, kažkas jau čilina. Mes tatuškas renkamės. Tatų studijai. Gimsta šedevrai. Alright. Very nice job, mate. Very nice. Ir va tokius, iškala rankytėm viską. Ai, taigi nepapasakau. Tatuiruočių salonė už... Nu, cigarečių pakelio dydžio tatuiruotė. 150. Miškai mažesnį 120, bet ant degtukų dėžutės 100. Tai išėjom. Taip, tiesiog sakėm, ačiū, gerbėm jūsų darbą, bet viso gero, nes, nu, nafik. Mes pradėjom rodyti jiems savo tatuiruotės, sakom, kiek svarais kainuoja tokios tatuiruotės. Jis man va 500. Čia yra biški darbo, vienetinis dizainas, o ne iš interneto nupačelintas paveiksliukas. Ir... Po mane čia žuvienė liktų. Važiuojam su motorikša. Dabar perpūsime. Opa! Vandenį, čia ne vandenį. Ne tuk-tukų, no more tuk-tuk. Today and tomorrow. Reikėjo visiems keturiem paprašyti pasimatuoti, užsidėti, nusifotkinti. Tai visai būčiau nieko prieš masažą už $6 valandą laiko. Tačiau buvo po trajeką pusę valandą. Jo. 2 valandas jau labiau. Masažo valandas, tai daugiai nebūna. Ingai tai 2 valandų neužteks.